O, kaip gražiai. Su rožė. Mhm. O dabar saulės nėra, gali gal pasidėti kepurę, ar tau reikia? Dabar kol staulutė užėjus už debesies. Aha, nelengva. Tai šiandien, Danieliau, tu buvai Gomesas, o Vilius buvo Pugžlys. Ir jie yra broliai, ne? O kaip? Dėdė Pulinys, teisingai, Dėdė Pulinys, kaip aš sumaišiau? Tas vaikas, jo. Jo, tu Dėdė Pulinys buvai, o Danielis buvo Gomesas. O daugiau buvo Gomeso? Dėdė Pulinys, tik aš ir Danielis Gomesas. Rimtai? O kas kiti daugiausiai buvo? Daugiausiai buvo trečiadienio, kita buvo niekas. Dar buvo vampyrų, buvo... Tokia įvairovė. Jo, Bet daugiausiai trečiadienio, ne? jo, visas mergaitės trečiadienis. Geras. Kaip šauniai. Danielis pakiba. Būdavo sunku visą laikyti, dabar tikrai ne. Dabar jau lengva, ne? Sustripirėjo raumenis. O, eina jau prisitraukti kažkiek. Geras. Davai pažaidžiam taip. Danieliui tik tokį žaidimą, kad į kurią pusę suksi ratą į tą pusę baružėlę bus. Tai vieną kartą pasuksi ratą, tai vieną. O jei 2 kartus pasuksi ratą, jei 2 kartus pasuksi ratą, tai baružėlį vis susiratys. Skalus perės. Geras. Kažkodėl tai nežaidžiu. O, žiūrėk. Siliesti, nes seniau buvo paukščio. Ai, buvo. Tai geriau nesilies per daug, ne? Jo, žinau. O, kaip Danielis nusilaiko. Plak, Viliukai, aš tau tą nulenksiu, galėsi pasisupti. Tu pasidėk tą gėlę. Plak, Viliukai, žiūrėk, atsargiai. Ir... Nu va, visi veiklai. Abudu. Čia reikia pastumti labiau. O, koks greitas, ar ne? Ir nematoma, ne? Bet daug geriau, kad būtų matomas, tada visi mato. Dar geriau nematomas.
Aha. Kokias šviesys? Bet tada tau reiktų, žinai ko, to nematomo apsiausto, kur apsirengi ir pasidarai nematomas. Toksai apsiaustas būna, toksai kaip stebuklingas iš burtų visokių. A, kaip greitai.